Taip, NASA observatorijos specialistai mato svarbiausią mūsų galaktikos žvaigždę. Jie užfiksavo neįprastą akimirką – šį ryškų šviesos blyksnį iki milijono laipsnių įkaitusioje Saulėje. Tai didžiausias išsiveržimas per pastaruosius 12 metų, dar vadinamas X klasės išsiveržimu. Ir nepaisant to, kad Saulė nuo mūsų nutolusi 150 milijonų kilometrų, Žemėje pasekmės buvo jaučiamos vos per 8 minutes. Afrikoje ir Europoje sutriko radijo ryšys. Vadinamasis Saulės išsiveržimas išskyrė milžinišką energijos kiekį, dalelių mišinį ir magnetinį lauką, kuris dabar pakibęs virš Žemės atmosferos ir leidžiasi žemyn. Paprasčiau tariant, artimiausiomis dienomis Žemę užklups stiprios magnetinės audros. Jų poveikį neabejotinai pajus meteorologai ir galbūt tie, kurie serga širdies ir kraujagyslių ligomis. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad tokiu metu žmonės